Labas rytas su šventom kūčiom. Dabar pusryčiaujam su šeimyna, valgom košę. Va vyras valgo košę, Austėja valgo košę. Tai geriam kakavą. Išsitraukiam paskutinį iš kalendario dovanėtę Austėja. Tai vat kaip didelį ir kokią tu ten gavai lankelį gavai, taip tokį gražų. Šitą pinigėlį tokį didelį. Ir piniginį. Pakazymai. Šešimos ten pakazymai. To kakavas, o aš kapučino. Aš irgi pakazymai, tai pakazymai. Ir mama nori susidaužti su kapučinu. Ne, aš tai noriu, aš sakyti. Būkst visi. Gavo Austėja dovanų iš Kalėdų senelio darželyje. Šitą tokį piešimą, kurio gali apvedžioti. Tėtis katiną apvedžioja. Dabar Austėjus įlė. Ką palaikysi? Tik reikia kantrybės. Reikia labai kantrybės, taip katinuką apvedžioti. Moku. Ta motina. Akytės reikia pirmą. Akytės pažymėk. Didelės akys. Nosį dar pažymėk. Va. Kojytės. Klons neskans. A kučiukų kepities. Apačia. Viršų ir apačia, o vidurys mano kažkokiais tai. Biškį kremukų uždėsiu. Čia nevalgomas. Stejukai. Nevalgomas čia. Va, dabar aš sėdėsiu šiek tiek. Čia matot, pas manęs pakiai labai tokie patamsė. Sėdėsiu iš Nikso. Čia numeriukas yra Light Ivory. Aš tai atėjęs pasiėmė Hello Kitty. Hello Kitty. Ir aš turiu Hello Kitty ausinę. Ausytės turi. Palauk, mamytė, toj užsidės šitą. Aš norėčiau, Va. norėčiau. Nes labai pajuodė bakim pas mamų yra. Aš čia norėjau slėpti. Tuoj. Dabar kantrybė. Leila naktis. Ir Aš čia užsidėsim su šepetuku. Man visi šepetėliai kažkokie dulki, nereikės nusiplauti šepetėlius. Čia esu palikusi ant krašto šepetėlius, tai jie labai dulkės pritraukia. Reikėtų šiaip gal uždaroj dėžutėj turėti šepetėlius, kad dulkių neapliptų. Šiandien yra -11. Tai Rūnas atėjo parodė, kaip pasiruošė į lauką. Su kepurė, su šaliku, pirštinėm. Žodžiu, viską apsirengė, nes reikės šunį išvesti, jam labai šaltai. Ir va, šiek tiek užsidėsiu skaistuliuko. Tokios gaivumo, kad būtų. Spalvos. Ir ką mes šiandien dabar galvojam veikti, aš bent jau norėčiau iki bažnyčios nuvažiuoti ir apsipirkti. Reikia dar šiek tiek maistelio, ką mes norėsim gaminti. Vakar jau buvau iš tikrųjų 2 parduotuvėse. Vieną kartą važiavau vieną pati, kai Austėja darželį buvo. Ir antrą kartą važiavau, kada su Austėja grįžom iš darželio ir iškart važiavom iki parduotuvės. Tai visus tuos pagrindinius maistus esu nupirkus ir mėsiškų patiekalų Arūnui ir gal Austėja valgys, žiūrėsim, ką jinai norės, tą pasirinks. Ir aš ir savo irgi esu nusipirkusi ingredientus, ką aš gaminsiu veganiškai, vegetariškai, ta prasme. Tai viskas kaip ir yra supirkta, tik dar Arūnas norės, man atrodo, mišrainės baltos pasidaryti. Tai bulvių nupirkau, morkų nupirkau, tik reikės dar raugintų agurkų, reikia kučiukam nupirkti aguonų, ko gero gal patys kepsim, dar nežinau, nuspręsim parduotuviai, ar nusipirksim tiesiog kučiukų, arba, tai žodžiu, reikia paskubėti, nes į parduotuvę šiandien irgi ilgai nedirba. Ką, pagaliau pasiruošėm, kitą pusę važiuojam.
Oi, tu mojuoji, matau su kita rankytė. O su kita dar... Va, taip. Važiuojame parduotuvę, taip, Austėja. Taip. Ką pirksim? Ledų. Ledų? Oho, ką dar pirksim? Aš noriu labai lažinių ledų. Kokių? Lažinių. Rožinė. Rožinių. Ai, tu rožinių. Lažinių ledų. Važiavome parduotuvę, Austėja visą laiką pasiemu tą mažą krepšelį, tokį, kur su ratukais labai mielas atrodo. Kokį paukščiuką išsirinkai? Parodysi? Oi, koks įdomus, labai spalvotas. Ne, vis tiek kažkas ne taip. Va, visokių žuvyčių perkam. Traškučiai, Coca-Colos, užkandžių paėmiau, va šitas labai fainas atrodo toks. Su triufeliais traškučių radau. Austėja paukščiuką pasiims, tai kalėdų. Taip. Laukiu, ką tu norėsi dovanų kalėdom. Aš noriu gitarą. Gitarą nori, taip. Ir paukščiuką dar gavai dovanų. Dar nenusipirkom, reikės dar nuskenuoti. Aš labai liūdėsiu nuo paukščių. Liūdėti. Arūnas užmigdė Austėją. Migdo tiksliau Austėją, bet jau man atrodo gal ir užmigo. Jis jau buvo pavargusi parduotuvėje, tokia suirzusi. Jūs čia gal kažkur padėsiu. Norėjau parodyti, ką gal aukščiau biškį kažkur. Nežinau, ar matosi gerai. Va. Norėjau parodyti, ką nusipirkau parduotuvėje, ką dabar užkandžiausiu. Tai radau tokį veganišką salmon style. Čia viskas dreba. Radau salmon style lašišos pakaitalą. Ir kažkada ragavau, jau buvau nusipirkus šitą dalyką. Ir galvoju dabar, kadangi kūčios, tai pasiėmiau vėl. Tai kadangi šiandien negalima valgyti nieko tokio kito. Aišku, aš ir nevalgau, bet pasimsiu duonytės. Nežinau, ir duonos tikriausiai irgi negalima valgyti. Na, bet su duona ir va šito pavalgysiu. Šita labai skani duonytė yra, mes perkam dažnai. Čia verbūnų duona. Jinai labai labai minkšta yra. Nežinau, iš kur jinai čia. Šiaulių rajonas, verbūnai. Jo, tai Šiaulių rajone gamina šitą duoną. Bet labai minkšta, labai 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 skani duonytė. Tai kada šventės kokios, aš jau nusipirku jos. Jūs pasižiūrėkit, kokia minkštuma jinai. Prasme, visiškai minkšta. Drėgna, drėgna. Kaip kvepia. Tai va, užsidėsiu šito. Šitas, žinot, koks skonis. Labai panašus į jūržolių kvapo, skonio, žuvies, druskingumo. Biškį gal šiek tiek prieskonių trūksta, bet pati tekstūra tokia krakmolinga, nes šį iš krakmolo yra padarytas gaminys. Tai jisai nėra, kad labai labai visiškai atitiktų žuvį, žinot. Bet kai aš nemėgstu žuvies ir jos net nevalgau, dėl to, kad gyvūnas, tai man labai nebloga alternatyva gauti to tokio surimo. Žinot, tas pats surimas ir yra skanu žuvyje, tai va čia to ir yra surimo. Taip pat dėl to šiandien ir gaminsiu tą su jūržolėm, gaminsiu tą, aš tiesiog paprastai nieko nesidėsiu, su jūržolėm ir gaminsiu sojų kepsniukus tos tokius, tai dėl to, kad būtų tokio surumo tokio, žinot. Šiaip galėčiau pasakyti, aš galvojau visada, kad esu mėgstu, atsiprašau, pilna burna, kad mėgstu labai saldžius dalykus. Aš čia atsisėsiu iš tikrųjų. Bus patogiau šnekėtis negu atsirėmus. Aš galvojau anksčiau, kad labai mėgstu saldžius dalykus. Bet pasirodo labiau aš surimą mėgstu. Labai skanu. Nieko net nereikia. Dar galima būtų krapų kokių
agurkėlių uždėti. Bet labai skanu. Dar skaniuką noriu, taip? Aš turiu va čia spintelį jos maistelį. Ir va čia supridėjus visokių skanėstų. Visokių skaniukų. Jinai va šituos labai mėgsta. Iš pedigree va šituos perku. Ir tie kauliukai, kad dantukus prasivalytų. Šitie va pravalo dantis šunį. Jau laukia Freja. Sėsti. Sėsk. Taip. Taip. Tu nepasiduos. Tu dabar tėtis vienas gerai. Gerai. Turiu baby. O, baby. Parodyk savo baby. Koks paukščiukas. Mano pridžiau. Ką dabar darysim, Austėja? Sausainius. Sausainius, ką mums reikės daryti? Sulaužyti sausainius? Sulaužu. O kodėl mes laužysim, kokį skanėstą mama darys? Veganišką tinginį. Sakyk, veganiškas tinginys. O valgiškės pintinis. Taip, veganiškas tinginys. Dabar reikia atidaryti pakelį, paimti sausainį ir nevalgyti. Ir reikia va taip atraiškyti ir dėti čia. Čia va dėti reikia. Ne ant stalo, o va į vidų. Va taip va čia atraiškiti ir dėti į vidų. Aš arčiau padėsiu. Viską dėti čia į vidų. Ir tas nevalgyti. Ir neragauti. Aš irgi noriu. Noriu valgyti. Nu, paragauk, aš juokauju. Galima paragauti. Mes daug turim tų sausainių. Turim netgi 4 pakelius gaidelio sausainių klasikinių. Tetį išsiuntėm į parduotuvę, kad šokolado nupirktų. Nes čia dėsi šokoladas į šitą dalyką. Skanu? Taip. Gerai, dar vieną, prašau. O tėvų. Sugnaibyti. Ir tada valgytum gerai. Ir galima Galiu? paragauti, galima. Galiu? Galima. Ir tėtis parneš šokolado. Ir čia užpilsim daug šokolado ant šitų sausainių. O Ir tėvų. kondensuoto pieno dar užpilsim. O tėvų nupirkti. Taip, ir Austėja užpils, padėsi man užpilti. Taip. Ir čia reikės suridenti į tokius kamuoliukus ir įdėti šaldytuvą, kad užšaltų. Ir kai mes kitą dieną valgysim, bus labai skanu, supjaustysim tokiais gabaliukais ir bus Pramodo. tinginys. Va, dabar į plėvelę sudėsiu visus gabaliukus. Mano veganiški cepelinai skanėstas gavosi. Dabar dėsiu į šaldytuvą ir paliksim per naktį, ko gero. Tik nėra vietos, kur dėti. Pagamino Arūną žuvytę. Labai šiaip gražiai gavosi. Mano tofu. Biški, matau, tas nuslinko jūrų dumblė į šoną. Nu, bet gal skaniai bus. Ir bulvytės keptas orkaitės su sviesto aliejum ir morkytėm. Šitą. Ir duonytės turim taip. Šitą. Taip. Prašau. Oi, kokie traškai. Ne, čia Traškos? Čiausties Nu, jau. tėtis paragaus dabar, ar skanu, ar ne? Ar per... Semonėlą. Biškai daugiau drusko žiūrėjau. Skanu žuvytė šitą. O žuvytė čia yra be to? Menkė čia be ašoko ištraukti. Dar šoko. Reikia man austėje nori. O tai reikia supjaustyti, taip? Atoliaus mažai tai kurie. Mama paragaus savo Va. tofu. Bet žiūrėk, man viskas nuslinko į šoną. Ir gaunas toj pusėje bus toks labiau žuviškas. Moku. Mokytų. Irgi prieskonių trūksta. Bet paplotėlis labai skaniai. Ką išėjom pasivaikščioti lauką ir dabar atėjom iki stadiono prie savo namų netoli.
mes padėjom kalėdų seneliui dovanų. Va, palikom pieno ir sausainių prie kalėdų senelių, kad matytų kalėdų senelis taip, kad čia yra Austėja. Taip. Va ir puodelį kalėdų senelio. Ir čia matytų, kad reikia dovanas atnešti prie eglutės. Va, Austėja jau pasiruošus miegoti. Austėja, tu lauki rytojaus? Tu lauki rytojaus? Lauki kalėdų. Bus nesimatys. At the cold North Pole, snowman thinks he looks silly. I've nothing to wear for Christmas, he says. And I'm cuckoo. Lietuviškai galima? Sėgi mane. Tu matau. Cuckoo. Sėgi duom. Tu dabar padaryk. Cuckoo. Štai išjungsim šitą lempą. Labanaktis. Su prožektoriu